Foto iš karto įjungiu, kad jisai būtų įjungtas. Tikrinu, ar veikia mikrofonas. Manau, kad viskas tvarkoje.
Dar kartelį, ponios ir ponai, sveiki atvykę į šią inauguracinę atminimo paskaitą Irenos Veisaitės garbei. Trumpai dar norėčiau pasakyti, kad prieš pradėdami paskaitą išgirsime keletą sveikinimo kalbų organizatorių, Irenos Veisaitės šeimos narių ir mūsų partnerių. Visų pirma, norėčiau pakviesti kolegę Sandrą Adomavičiūtę, kuri yra Atviros Lietuvos fondo vadovė. Ir norėčiau ją pakviesti pristatyti paskaitą ir pradėti renginį. Your Excellencies, Jūsų ekscelencijos, gerbiami svečiai, gerbiami draugai, man didelė garbė pasveikinti jūs visus šiandieną šioje inauguracinėje paskaitoje skirtoje atminti Irenos Veisaitės gyvenimą ir palikimą. Ir man iš tiesų šildo širdį tai, kad galiu matyti tiek daug jūsų susirinkusių. Daugelis jūsų, ko gero, pažinojote Ireną asmeniškai kaip dėstytoją, kaip draugę, kaip Atviros Lietuvos fondo įkūrėją. Daugeliui mūsų ji tapo atvirumo, atleidimo ir drąsos gyventi be neapykantos simboliu. Galbūt tie, kurie nepažinojo jos asmeniškai, šios paskaitos metu bus pakviesti pažinti ją giliau, susipažinti su jos mintimis, vertybėmis. Mintis ir vertybės, kuriomis ji dalyjosi tiek viešai, tiek privačiai, yra nepaprastai aktualios ir šiandieną. Irena Veisaitė buvo viena iškiliausių Lietuvos intelektualių. Buvo moralinis autoritetas, kuris ji giliai tikėjo žmogiškuoju išdidumu ir jos palikimas truko gerokai ilgiau nei jos gyvenimas iki 2018 metų. Kai mes galvojame, kad mūsų demokratinės vertybės jau apgintos, Irena suvokė, kad joms kilo pavojus. Ir ji sakė, Sandra, demokratija pavojuje, pažiūrėk, kas vyksta pasaulyje, mums reikia kažką daryti. Su ryžtu ir aiškiu žinojimu ji norėjo įregistruoti Atviros Lietuvos fondą 2017 metais. Ji buvo įsitikinusi, kad laisvę ir demokratiją reikia nuolat ginti, jai reikia nuolatinės priežiūros, drąsos, įsitraukimo. Ir dabar, kai pasaulis toks nestabilus, kai demokratiniams alijansams kyla pavojus, kiekvieną rytą nubundame su nerimu, suvokiame, kiek turime pastangų dėti siekdami kovoti su neapykanta. Irena niekuomet nenustojo tikėti, kad pasirinkimas gyvenime yra nepasiduoti blogiui, bet sąmoningai kurti gėrį. Ji tikėjo atlaidumu, dialogu ir atsisakymu patikėti neapykantą. Ir būtent tokiais pagrindais, tokiomis vertybėmis buvo įkurtas ir Atviros Lietuvos fondas. Ir man teko didelė garbė dirbti su Irena Veisaitė, atkuriant Atviros Lietuvos fondą. Ką aš prisimenu geriausiai, tai jos vidinė tvirtybė, atsisakymą pasiduoti, net kai ir dirbti būna sunku. Irena, ko gero, patvirtintų ir pritartų, kad nepaisant to, kad keliai sunkiai pravažiuojame, aš negaliu praleisti to renginio šiandieną. Irena labai norėjo, kad aš susipažinčiau su Anthony Richteriu, kuris iš tiesų tapo herojumi Atviros Lietuvos fondo kūrimo metu 90-aisiais. Jo vaidmuo taip pat buvo esminis, imantis iniciatyvos organizuoti šios dienos atminimo paskaitą. Ačiū Jums, Anthony. Ir šiandieną mes susirinkome į pirmąją atminimo paskaitą Irenai Veisaitei. Mums didelė garbė pasveikinti profesorių Michaelą Ignatjevą, kuris yra mūsų garbės svečias.
Profesorius Ignatyvas yra kanadiečių rašytojas, istorikas ir visuomenės intelektualas, plačiai pripažintas už savo darbą demokratijos, žmogaus teisų ir liberalių vertybių srityje. Daugiau nei prieš 10 man teko galimybė išgirsti profesorių kalbant apie atviros visuomenės vertybės. Ir viena mintis man labai įstrigo. Profesorius pasakė, atviros visuomenės priešai sąmoningai ignoruoja tuos, kurie skatina atvirą visuomenę, kurie veikia kaip patriotai. O mes esame patriotai, mes mylime savo šalį. Ir Irena Veisaitė yra geriausias to patriotiškumo pavyzdys. Ji sakė, aš esu Lietuvos žydė ir europietė. Ji buvo tikroji patriotė, ji mylėjo Lietuvą ir nutiesė tiek kultūrinių švietimo tiltų, kuriais mes vis dar remiamės. Ir aš šiandieną nekantrauju išgirsti gerokai daugiau iš Maiklo ir galbūt raginimų imtis veiksmų ir atsakomybės už dabartinę situaciją. Taip pat norėčiau nuoširdžią padėką išreikšti Irenos Veisaitės šeimai. Pradžiai jos dukrai Alinai ir jos anūkams Maiklui ir Danieliui. Sveiki atvykę, ačiū už jūsų atvirumą, pasitikėjimą ir nuolatinę paramą. Jų pagalba ir įsitraukimas buvo labai svarbus ir praktiškas, taip pat ir žmogiškas. Ir suteikė tvirtą moralinį pagrindą šiai iniciatyvai. Maiklas vėliau taip pat trumpai pasisakys šeimos vardu. Danielius sukūrė šios paskaitos vizualinę tapatybę, kuri yra tokia elegantiška ir tokia prasminga. Taip pat noriu padėkoti, kad tokiu būdu mes ne tik tai prisimename Irenos dvasią, bet rūpinamės ir jos atvirų mąstymų. Taip pat norime padėkoti Kanados ambasadai Lietuvoje ir ambasadoriai Janet Sotner, Vilniaus universiteto rektoriui Gediminui Petrauskui už partnerystę ir paramą. Mes tikimės, kad ši inauguracinė paskaita atvers erdvę apmąstymams, dialogui ir paskatins mus visus susimastyti, giliau pamastyti apie vertybės, kuriomis tikėjo Irena Veisaitė. Linkiu Jums įdomios, prasmingos paskaitos, šiltų pokalbių po to. Ačiū Jums už dėmesį. Sandra, thank you so much. Dėkoju, Sandra, Jums už atidarimo kalbą. Turiu pridurti, kad negaliu labiau sutikti su tuo, ką pasakėte apie Irenos šeimos indėlį. Jau keletą mėnesių iki šios dienos priiminėjome didelius ir mažus sprendimus ir labai džiaugiamės, kad Jūs buvote šalia mūsų, padėdami priimti tuos sprendimus ir kurti šį renginį, kuriame visi susirinkome šiandieną. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Maiklai, ačiū, kad atvykote Jūs. Ačiū, Alina, Jums. Žinome, kad Jūsų brolis ir sūnus yra su mumis ir džiaugiamės, kad galime nusifotografuoti prie tos gražios senelės, kurią sukūrė Danielis, Maiklo brolis. Ir antras pasveikinimas, antra įžanginė kalba bus būtent Maiklo kalba. Ačiū, Maiklai, Jums žodis. Labadiena visiems. Ačiū, kad esame kartu. Thank you for letting me speak. Ir ačiū, kad turiu galimybę pasisakyti anglų kalbą. Sveiki. Esu Maiklas, taip pat. Ir esu Irenos anūkas. Kalbu mūsų šeimos vardu. Ir kartu su Sandra norime pradėti šią inauguracinę paskaitą. Esame dėkingi. Ačiū Sandrai, ačiū jos komandai ir atviram Lietuvos fondui, kad skyrėte laiko surengti šį nuostabų renginį, skirtą paminėti mano močiutę, jos idėjas, vertybės ir palikimą. Ačiū Anthony Richteriui, kurio idėja ir dosnumas padėjo įgyvendinti šį renginį. Jūs atvykote į Lietuvą Sovietų sąjungos žlugimo pradžioje ir supratote, kad tokie žmonės kaip Irena
turėdami reikiamus išteklius, galėtų padėti atkurti Lietuvoje atvirą, demokratinę ir humanišką visuomenę. Ačiū Jums už pagalbą rengiant šį renginį. Galiausiai dėkojame profesoriui Michaelui Ignatjevui už tai, kad atskrido čia ir sutiko būti pirmuoju pagrindiniu pranešėju. Mes labai vertiname Jūsų laiką ir dar labiau Jūsų idėjas. Mano močiutė kartą man paaiškino, kodėl ji, kaip jų universiteto dėstytoja, labiausiai mėgo dėstyti ankstyvosios naujosios literatūros kursą. Ji paaiškino, kad dėstytojai turi mokyti šiuolaikinės ar modernios literatūros per sovietinę ar marksistinę prizmę. Bet ankstesniems kūriniams, pavyzdžiui, Goetės, Šilerio, Šekspyro ir Cervanteso, šis apribojimas nebuvo taikomas. Per šiuos autorius Irena galėjo dalytis su savo studentais tomis pačiomis liberaliomis humanistinėmis vertybėmis, kurias jūs propaguojate savo darbe, tuo metu, kai tai dar nebuvo taip lengva daryti. Bandžiau įsivaizduoti, ką Irena manytų apie šį renginį ir šį istorijos momentą. Jei ji būtų čia, manau, kad mes pastebėtume 3 dalykus. Pirma, ji būtų nusiminusi ir susirūpinusi. Ji būtų nusiminusi dėl karų ir smurto, kuriuos matome Europoje ir kitose pasaulio vietose. Ji būtų susirūpinusi dėl bandymų pakenkti vieningai ir bendradarbiaujančiai Europai. Kaip lengvai galite įsivaizduoti bet kas lankėsi jos bute Basanavičiaus gatvėje. Ji pusę dienos praleisdavo kalbėdama telefonu su brangiais draugais iš viso pasaulio, aptardama pasaulio padėtį. Antra, ji būtų laiminga ir sujaudinta, matydama mūsų visus kartu. Ji labiausiai mėgo suburti savo brangius draugus ir susirasti naujų. Vėl prisimenu savo vasaros atostogas Lietuvoje, kur mus visuomet supo daugelis jūsų. Jos kolegos, buvę studentai, žurnalistai, mokytojai, menininkai. Per ją, per juos ir per pokalbius, kuriuos girdėjau, aš užaugau mokydamasis žmogaus teisių, padorumo, pagarbaus nesutarimo, meno ir literatūros svarbos, tolerancijos ir supratimo vertybių. Irena tikėjo, kad dialogas ir draugystė padeda skleisti geras idėjas ir vertybės. Jos gyvenimas yra 20-ojo amžiaus Europos liudijimas ir ji iš pirmų rankų žinojo, kas nutinka, kai įsivyrauja blogos idėjos. Ji būtų laiminga šiandieną. Drąsių idėjų dalimosi pavyzdys, šventinis renginys, kuris suburia puikius žmonės kartu, kad jie tęstų įkvepiantį dialogą. Tai mane veda prie 3 dalyko, kurį pamatytume, jei jų būtų kartu su mumis. Tai būtų raginimas imtis veiksmų. Irena buvo veikėja, darytoja. Jei ji būtų čia, ji būtų susijaudinusi, sužinojusi, kas daroma, kad visuomenė toliau vystusi teigiamą linkme. Ji būtų įsitraukusi. Ji būtų padrasinanti. Ji sujungtų mus vienus su kitais. Taigi, ruošdamiesi išgirsti šios dienos pranešimus, kviečiu jūs jų klausytis Irenos dvasia ir galvoti apie tai, ką galima padaryti. Kaip šeima mes esame nepaprastai dėkingi už šį renginį. Kad ir kaip jūs esate susiję su mano močiutės istorija ir jos palikimu, kad ir kaip jums atrodo, tikiuosi, kad šiandienos pokalbis jūs įkvėps, atgaivins šiltus prisiminimus apie nepaprastą moterį, mūsų mylimą Ireną. Dear Michael, thank you for this. Ačiū, Michaelai, už tai, kad pasidalijote asmeninę istoriją, asmeniniais aspektais apie Ireną savo kalboje. Tai leidžia mums pažinti ją dar geriau. Tiems, kurie galbūt neturėjo tokios galimybės asmeniškai ją pažinti. Ačiū už tai. Dabar tikrai nepaprastai dėkingi esame galėdami būti šioje nuostabioje Aula Parvoje Vilniaus universitete. Ir dabar norėčiau pakviesti Vilniaus universiteto rektorių Rimvydą Petrauską pasakyti sveikinimo kalbą.
So, Your Excellencies, ambassadors, organizers, ambasadoriai, honorable organizatoriai, guests, dear profesorių colleagues, Ignacijevai, I'm delighted garbėjai to welcome svečiai, you to kolegos. Vilnius University, Džiaugiuosi galėdamas which Jūs in a few pasveikinti years will Vilniaus celebrate universitete, its kuris po kelerių metų 450th švęs anniversary. 40-ąsias All these years, Vilnius University has been Visus at the šios metus crossroads Vilniaus where universitetas buvo different kryžkelėje, disciplines and susitikdami ir cultures sąveikos have įvairios met and disciplinos ir interacted even kultūros, in challenging net ir circumstances. sudėtingomis It's a place for aplinkybėmis. important Tai discussions vieta, and kurioje vyksta ideas svarbios shaping not diskusijos only ir regional gimsta but idėjos, also European formuojančios ne intellectual tik space. regiono, bet ir Europos It's hardly intelektualinę surprising then erdvę. that Vilnius Todėl University nenuostabu, kad Vilniaus emerged as a universitetas critical tapo intellectual svarbiu hub, intelektualiniu holding centru, symbolic significance simbolinę reikšmę in Lenkų, Polish, Vokiečių, German, Baltarusių, Belarusian, Ukrainian, Ukrainiečių Lithuanian ir cultures. lietuvių It's been kultūrose. an outpost of European ideas Ji and buvo values, Europos idėjų while ir vertybių simultaneously priešakyje, tuo pačiu mediating tarp between kavo civilizations. tarp But civilizacijų. sadly, I must Deja, admit that turiu we are pripažinti, living kad now gyvename įdomiais interesting, laikais. strange times when morality is Laikais, overwhelmed kai moralė by the nusileidžia urge for political power. politinės galios Times troškimui. when the meaning of the Gyvename message laikais, is kai overtaken informacijos by the greitis speed of nusveria information. pranešimo prasme. Times when universities Laikais, have kai to fight universitetai for turi their kovoti place už and savo vietą in ir įtaką public viešojoje erdvėje. In recent years, we have witnessed Pastaraisiais the metais mes tendencies tapome that have liudininkais shaken tokių up Western tendencijų, democracy. kurios sukrėtė vakarų Rising demokratijas. populism, the expansion Matome of augantį mistrust in populizmą, the media nepasitikėjimą and žiniasklaida distrust ir in moksliniais scientific faktais. as Taip well as pat the consequences of this matome jų pasekmes, violations of neteisės international ir law and agreements. tarptautinių sutarčių Now more than pažeidimų. ever, it is Dabar labiau nei crucial bet that kada academic anksčiau yra expertise svarbu, reaches kad key holders akademinė and kompetencija survivors. pasiektų It is suinteresuotąsias times šalis like ir these platesnę that we visuomenę. need also moral Būtent tokiais authority. laikais mums reikia moralinių Leaders who autoritetų, lead by lyderių, example. kurie rodytų pavyzdį Intellectuals ir who are not intelektualų, afraid kurie to nebijotų share dalyti their savo wisdom. patirtimi. Irena Veisaitė was a Irena person Veisaitė buvo for tokia such times. asmenybė. Todėl And it is no nenuostabu, surprise that kad her jos memory, atminimas, publications, publikacijos, and įvairūs even interviu personal ar net recollections of her asmeniniai become prisiminimai like a apie ją guiding tampa light tarsi for us šviesuliu all visiems, pursuing kurie serenity ieško and ramybės rise. ir Irena išminties. Veisaitė was an intellectual Irena of Veisaitė buvo exceptional išskirtinio tolerance. Her tolerantiškumo tragic intelektualinio. childhood, personal encounter with the Išgyventi Holocaust tragišką and vaikystę, the brutal patyrusi crimes of Soviet asmeniškai, regime ką did reiškia not nacių condemn holokaustas, her to anger, patyrusi revenge, stalinistinį or režimą, despair. jo žiaurius On the nusikaltimus, contrary, bet with jie experience hardened, Irena's nulėmė jos resolve to seek pykčio, jos noro reconciliation. keršti ar minti. According to Priešingai, her, ši only a patirtis person who sustiprino Irenos is able to pasiryžimą overcome siekti the susitaikymą. psychological, Jos social, nuomonė, and tik tas cultural žmogus, traumas kurie of tyrannical įveikti regimes tironiniškų can režimų, truly psichologinės, understand the real socialinės ir essence kultūrinės of traumas, freedom. gali tikrai Irena was suprasti the one tikrąją laisvę esmę. who Irena buvo achieved this vienas kind iš of tų, kurie existential pasiekė freedom tokią and gained egzistencinę laisvę universal ir lessons davė for nepakartojamas society. pamokas Irena Veisaitė Lietuvos has played a visuomenei. principal role in establishing and running the Open Society Fund in Lithuania. Buvo The viena fund iš managed Lietuvos to bros gain veiklos fondos significant importance after the steigėjų. collapse Jos of Soviet valdomos Union, fondas when įgavo Lithuania didelę reikšmę po regained Sovietų its sąjungos independence, žlugimo, where kai Lietuvija independence atgavo and began nepriklausomybę ir spread pradėjo and įgyvendinti atviros practiced the visuomenės, ideals žmogaus of an teisės, open žodžio laisvės society, ir human rights, konstruktyvaus free speech, dialogo and idealus. constructive dialogue. As she put it Ji herself, pati yra it is possible sakiusi, to change government valdžią or ar flags vėliavas overnight, galima but it pakeisti takes per naktį, days and bet žmonių years mentalitetą till people pakeisti užtrunka change their dienas ir net And it metus. was Irena who made Būtent such an important Irena impact padarė tokį of svarbų that, poveikį, kad this pasikeistų traumatic ši Soviet mentality trauminė would change. posovietinė And Lithuania would patirtis, become mentalitetas what ir it is Lietuva now. taptų tuo, An kuo open yra society dabar. of open-minded, Atvira creative, and jie gyvena politically atviri, active people ir making politiškai their mark in the žmonės, current history paliekanti of savo the world. pėdsaką dabartinėje It Europos is ir our pasaulio great delight visuomenėje. that Mums Professor didžiulė Michael garbė, Ignatieff, kad tokia paskaita skirta Irenos gyvenimui, jos darbams ir mąstymui skaitys the first profesorius lecture in series Michaelas dedicated to Ignatievas, their memory. puikus When intelektualas. universities are increasingly Laikais, becoming kai tied up universitetai with vis the labiau market susijęmi economy, su technological ekonomika, progress, and the technologinė idea of pažanga successful ir career more than a meaningful life, sėkmingos karjeros, Professor o nesėkmingo Ignatieff is gyvenimo an idėja. academic Profesorius lighthouse, Ignatievas yra helping us to akademinis find švyturys, solace in the padedantis dark surasti ocean paguodą tam of tikrais troubled laikais, civilization. kuriais His gyvename. academic works and Jo other akademiniai darbai publications ir kitos continually publikacijos revive nuolat notions gyvina that sąvokas, kurios are, dėja alas, sometimes kartais considered laikomos banal or banaliomis ar net abstract. abstrakčiomis. Democracy, human rights, Kalbame apie human demokratijos, dignity, žmogaus morality, teisų, žmogaus and orumo, intellectual moralės ir pluralism. intelektualinio pluralizmo idėjas.
still important. The current seemingly unstoppable išlieka stream of svarbios. events and Dabartinis declarations coming from different sides matomas gives us srautas ir unfortunately some nerimą strong keliantis reasons iš to be įvairių concerned pusių about the teikia rimtą political pagrindą partnership susirūpinti of the vakarų Western aljanso Alliance. politinę partnerystę. And it is people like Būtent Professor Ignatius tokie still give žmonės kaip hope that profesorius shared intellectual and Ignatiev cultural teikia values viltį, have kad representatives intelektualiniai ir who kultūriniai can ryšiai ir articulate toliau turi them savo with atstovų. admirable coherence and persuasion. Politinė The political will valia for power and the lost faith of democracy are not siekti new valdžios ir anomalies, prarastas but are tikėjimas deviations demokratija from nėra a nauja century-old forma, o tradition nukrypimas nuo that is šių still alive šimtmečio in our stiprumo society. tradicijos ir So vis we dar share gyvuoja common mūsų philosophical nuomonės. and Mes turime cultural bendrą heritage, filosofijos which ir has kultūrinį formed paveldą, our kuris judicial suformavo mūsų and teisinės societal ir norms and visuomenės normas principles. bei principus. Hope is definitely not the Viltis same tai thing nėra as tas pats, kas optimism. optimizmas, tai It is not the neįsitikinimas, conviction kad that viskas bus something gerai. will turn out well, but the Bet- certainty that something Bet makes sense, tikrumas, kad kažkas turi regardless of prasmę, how nepriklausomai turns nuo out. to, kaip viskas That susiklostys. quotations from Professor Tai Ignatius' citata book iš on profesoriaus consolation Ignatievo finding knygos solace apie paguodą, in kaip dark rasti ramybę So I tamsiu strongly laiku. believe that the Tvirtai legacy tikiu, of kad Irena Irenos Veisaitė Veisaitės and a palikimas return bei to jos her minčių thoughts bei and idėjų ideas in lectures atlikimas like this one tokiuose today paskaitose is kaip the šiandienos source yra vilties of šaltinis, hope. vilties, I hope kad mūsų that our pastangos, effort, works, darbas, lives, gyvenimas makes sense and turi that this prasmę. sense is strong enough Ir to kad ši lead us prasmė from yra the pakankamai current stipri, kad išvestų mus disorientation iš and dabartinės So once dezorientacijos. again, I Ir welcome you taigi all dar to Vilnius kartą University sveikinu and visus to Vilniaus the universitete intellectual, ir meaningful intelektualų time and prasmingo lasting laiko memories, ir and also ilgalaikio like to prasmingo. express my gratitude Norėčiau to padėkoti everyone visiems who has prisidėjusiems contributed prie to šio renginio organizing this organizavimo. event. Labai Thank you. ačiū. Thank you very much. Thank you very much, dear Rector, for your address. Dėkoju and rektoriau. for this partnership. And now Dėkoju it Jums is už time to partnerystę. invite, representative of our other, partner, Dabar Canadian noriu pakviesti Embassy, mūsų kitą Lithuania, partnerių iš Excellency Kanados Jeanette ambasadorius, Sautner, the ambassador, please. ambasadorė Sautner. Žodis Jums. Labadiena, excelencijos, ponios ir ponai. Bonjour, mesdames et messieurs. It's an ponai. honor to join Man you didelė at garbė this inaugural prisijungti prie Jūsų šioje nuostabioje inauguracinėje paskaitoje skirtoje Irenai Veisaitei atminti. Noriu padėkoti Sandrai, Atviros Lietuvos fondo vadoviai ir taip pat rektoriui už tai, kad leidote surengti šį renginį Vilniaus universitete. Profesorės Veisaitės gyvenimas iš tiesų yra tikras pavyzdys atsparumo ir drąsos. Ji ištvėrė didžiulius sunkumus, tačiau į tai reagavo su dialogu ir įsipareigojimu atvirai visuomeniai. Prisimindami jos palikimą, mes turime nepamiršti, kad šios vertybės nėra garantuotos. Jas turime ginti ir šios dienos Veisaitei skirta atminti paskaita leidžia mums prisiminti tas vertybės, kurios sieja tiek Lietuvą, tiek Kanadą. Kanados ambasada didžiuojasi, kad ši pirmoji paskaita būtent bus skaitoma Maiklo Ignatievo, nusipelniusio profesoriaus, garsaus Kanados akademiko ir politiko ir aktyvaus demokratikos gynėjimo pasaulyje. Jis drąsiai kalba apie liberalius 21 amžiaus idealus ir nesvarbu, ar mes esame Šiaurės Amerikoje ar Europoje, matome pavojų kylantį demokratiniams principams, žmogaus teisėms. Tokiais laikais privalome laikytis tvirtai, turime laikytis kartu. Vos prieš keletą dienų prisijungiau prie jaunų, drąsių Lietuvos žmonių, kurie drąsiai gynė Lietuvos nepriklausomybę prieš 35 metus. Jų veiksmai rodė drąsą ir atsparumą tų dalykų, kurių reikia siekiant apginti demokratiją. Ačiū visiems organizatoriams ir jums visiems, kurie susirinkote šiandieną pagerbti profesorės Veisaitės atminimą ir tiesti tiltus tarp kultūrų, tautų ir idėjų. The ambassador, thank you so much for your thoughtful remarks.
Kągi ambasadorė, ačiū už jūsų įžvalgas. Na, o dabar pereisime prie paskaitos dalies. Skirtos šiam renginiui šiandieną pas mus atvyko profesorius Michaelas Ignatjevas, kuris yra vienas turbūt labiausiai gerbiamų viešųjų intelektualų, ką minėjo ir čia jau pasisakė žmonės, tai jis yra ir akademikas, ir politikas, kažkada tai buvęs Vidurio Europos universiteto rektoriumi. Jūsų darbuose kalbame labai daug apie demokratiją, žmogaus teisės, atviros visuomenės principus bei atviros visuomenės laukiančius iššūkius, ypač kai gyvename tokiais įdomiais laikais. Prisimenu, kad viename iš savo ankstyvųjų interviu esate sakęs, jog žmogus turi žiūrėti į ateitį ir eiti į ateitį atbulomis, kad galėtų stebėti tai, kas vyksta ir galėtų mokytis bei prognozuoti ateitį. Tikiuosi, kad šiandieną apie tai pakalbėsite savo paskaitoje ir pakalbėsite apie tai, ko mūsų išmokė šie metai paskutinieji. Profesoriai, žodis jums. Good afternoon. Labadiena, kolegos. Very susceptible to the rooms and to the environment in which I give talks. And I would Visą laiką labai svarbu aplinka, kurioje aš kalbu. Tai iš tiesų, ši aula yra įspūdinga, tai turbūt viena gražiausių mano vietų, kuria man gyvenime yra tiek kalbėti. Ši aula nėra tik graži. Labai džiugu, kad Lietuvoje turite tokių universitetų, kurie tuo švęs savo 450-asias metines. Turite nenutraukiamą tradiciją ryšio su su Europa, vakarų Europa, tai iš tiesų man tikrai didelė garbė ir malonumas būti čia su Lietuvos kolegomis ir džiugu matyti Kanados ambasadorę su manimi, kuri galės mane bet kuriuo metu apginti. Man garbė ir kalbėti Irenos Veisaitės atminimui skirtoje paskaitoje. Irena išgyveno holokaustą, buvo literatūros mokslininkė, Lietuvos patriotė, atviros Lietuvos fondo įkūrėja, humanistė, nenuilstanti aktyvistė ir tikrai mylima daugelio šioje auditorijoje esančių žmonių draugė. Buvo kažkieno močiutė, kad iš tiesų tai ypatinga proga. Pagerbdami ją šią paskaitą išreiškėme pagarbą ir tai lietuvių kardai, kuri niekada nesusitaikė su sovietinė okupacija, niekada nesusitaikė su melu apie holokaustą šioje šalyje ir kuri liko tvirta savo tautos liberalios demokratinės ateities gynėja. Irena buvo herojiškos kartos lyderė, kartos, kuri rizikavo savo gyvybę, kad pasipriešintų sovietų valdžiai ir iškovotų Lietuvai laisvę. Ji tą darė tuo metu, kai daugelis Lietuvos draugų vakaruose, tariamų draugų, ragino būti kantriems, atsargiems ir laukti tinkamo momento. Šią savaitę, kaip jau ambasadorė ir minėjo, šią savaitę lietuviai minėjo 1991 metų sausio 13-osios įvykius, kai žuvo 14 piliečių gindami savo miestą nuo sovietinių tankų. Tai buvo istorinis momentas jums ir istorinis momentas visai Europai apskritai, nes savo pasipriešinimu lietuviai parodė Gorbačiovo režimui, kad imperijos išsaugojimas jėga tapo neįmanomas. Taigi laisvė, kurią šiandien švenčiame šioje salėje, šiame renginyje, yra tos drąsos ir tokių moterų, kaip Irena Veisaitė ir vyrų palikimas. Taigi man tikrai tenka garbė kalbėti jos atminimui skirtoje paskaitoje. Šiandieną Europoje laisvė yra puolama.
are on ir the visos front Baltijos line, valstybės the yra front line of demokratijos democracy fronto that extends linijoje, from the Baltic kuri driekėsi nuo Black Baltijos Sea, iki Juodosios from jūros, Vilnius to nuo Odessa. Vilniaus iki I believe Odesos. there's some Ukrainian patriots in the Manau, room kad tonight, and I mes just want šioje to salėje turime salute su them for savimi being ir here and Ukrainos thank patriotų, them. taigi džiaugiuosi, kad jie čia yra ir They dėkoju understand jiems. better than anybody in Jie this tikrai room geriau nei kas what kitas this šioje being on the front line salėje, means. šioje auloje supranta, ką reiškia būti fronto linijoje. Jūs ginate save, bet From one savaime end of the supranta, front line to the ginate other, ir the mus. Taigi nuo indivisibility vienos of fronto democratic linijos, nuo freedom vienos is fronto galo iki obvious kito to visiems everyone. akivaizdu, kad demokratinė laisvė yra nedaloma. Understand Lietuviai that if supranta, Ukraine were kad to jei lose its Ukraina battle, and it pralaimėtų will šią not lose kovą, its battle, but jų, were it to lose it, mes tikrai their own tikime, kad freedom would be in nepralaimės, danger. bet jei And pralaimėtų, Ukrainians, for their jų part, pačių laisvė understand that būtų they cannot pavojuje. defend their Ukrainiečiai freedom savo ruoštų unless supranta, kad jie European negali democracies apginti lend savo them military, laisvės, jei Europos financial, and demokratinės diplomatic šalys support. nesuteiks jiems Now, karinės, finansinės ir what diplomatinės all paramos. Eastern European states have in common, from Visos the Baltic, rytų Poland, the Czech Europos Republic, valstybės, Ukraine, nuo Moldova, Baltijos Romania, Bulgaria, šalių, iki Lenkijos, Čekijos, Hungary. Ukrainos, Moldovos, What they all Rumunijos, understand is the Bulgarijos, challenge of turi bendrą maintaining a iššūkį. sovereign democracy Joms tenka and a iššūkis free išlaikyti society suverenę demokratiją ir on a laisvą border visuomenę that places them adjacent tironijos to tyranny. kaiminystėje. And those who are adjacent to tyranny Ir have tie, understood this earlier than kas those who are gyvena not adjacent tironų to tyranny. kaiminystėje, European democracy as a kovoja. whole, beyond Europos these frontline demokratija, states, now kaip faces visuma, ne tik the priešakinėse challenge of waking linijose up esančios valstybės to the susiduria threat su that iššūkiu ir Eastern turi Europeans suprasti have known all ir along. mato dabar, kad rytų And Europos so we have some gyventojai very difficult mato tą, and ką painful rytų questions Europos to gyventojai think about. pažįsta pernelyg gerai. Can European Yra skausmingi democracy klausimai, as a juos whole reikia užduoti. survive Ar Europos when the demokratija apskritai world gali comes to be išlikti, divided into kai three pasaulis yra spheres of padalytas į influence: tris Russian, įtakos sferas Chinese, and American, Kinijos, each Rusijos ir dominated for Amerikos, the first kuriuose time dominuoja by pirmą illiberal kartą regimes. istorijoje, visuose dominuoja neliberalūs America režimai. remains a democracy, as Amerika our išlieka Americans in the audience, demokratinė and I welcome valstybė. them and want to Ir jeigu mes stress turime čia auditorijoje JAV piliečių, sveikinu, džiaugiuosi, kad esate čia. America remains a democracy with an Bet independent Amerika nors ir judiciary and a išlieka free demokratinė press, valstybė, turinčia but nepriklausomą Congress is teismų cowed sistemą ir laisvą before spaudą, a tačiau presidential kongresas regime yra that is įbaugintas illiberal, prezidento authoritarian, režimo, nationalist, and kuris yra expansionist. neliberalus, For 80 autoritarinis, years, nacionalistinis ir European Democrats counted on ekspansionistinis. American power to 80 metų secure Europos security demokratai guarantees. pasiklovė Amerikos galia užtikrinti saugumą ir laikė Amerikos demokratiją pavyzdžiu. Now the security guarantees Dabar look tos uncertain, garantijos atrodo and neaiškios. American democracy is O less an Amerikos example demokratija tampa ne than a pavyzdžiu, warning. o įspėjimu. It is true that 1,000 American Tiesa, troops are stationed on your Kad soil in jūsų šalyje Lithuania, and there's a dislokuota rotating 1000 American amerikiečių presence in the karių other Baltic states. Lietuvoje, o kitose Baltijos valstybėse amerikiečiai Germany has dislokuojami made commitments rotacijos to your freedom principu. as well. Vokietija taip pat yra įsipareigojusi jūsų laisvę ir turi savo kareivių čia. Šiuo metu Amerikos garantija dėl jūsų suvereniteto tebegalioja, tačiau pirmą kartą nuo 1991 metų niekas šioje auditorijoje negali būti tikras, kiek laiko kariai čia liks ir ar ilguoju laikotarpiu Amerika ir toliau laikysis nuomonės, kad jo saugumas ir Europos saugumas yra neatsiejami. Dabartinė Amerikos administracija laiko Europą našta, konkurente ir netgi grėsme. Ji yra abejinga Europos laisvės gynimui ir jei administracija toliau sieks įgyvendinti savo planą įsigyti Grenlandiją, ji gali būti, tikėkime ne, bet ji gali būti netgi pasirenkusi rizikuoti visiškai sunaikinti NATO. Kadangi JAV garantijos buvo labai svarbios, kuriant Europos Sąjungą ir stiprinant demokratiją po 1991 metų, visi turime užduoti savo šį klausimą. Ar galimas JAV pasitraukimas iš Europos reiškia lėtą Europos projekto žlugimą ir demokratinės laisvės eroziją visame žemyne?
Pasaulyje suskirstytame į tris įtakos sferas - Šiaurės ir Pietų Ameriką priklausančias JAV, Rytų Aziją priklausančią Kinijai ir Rusijai Eurazijos širdį nusidriekiančią nuo Vladivostoko iki Lietuvos sienos. Kaip į tris dalis padalytume pasaulyje rasti savo vietą Europoje ir kaip Europa gali garantuoti savo laisvę. Ar žemynas, kuris vienoje sienos pusėje ribojasi su tironija, o kitoje Atlanto vandenyno pusėje susiduria su priešišku režimu, gali išlikti? Gal jis neišvengiamai bus įtrauktas į vieną ar kitą iš besiformuojančių supervalstybių blokų? Anksčiau tai buvo neįsivaizduojamos mintis. Jei auditorija yra psichologų, jie įvardintų mano idėjas katastrofizmu. Deja, dabar tokios tamsios mintis yra visiškai įmanomos. Tiesa, įmanomos nereiškia neišvengiamos. Mes susirinkome čia pakalbėti ir įvertinti aiškiai šias rizikas. Na, o ryškus rizikos vertinimas yra būtina sąlyga norint imtis veiksmų reikalingų ją išvengti. Veisaitės anūkas mums priminė, jog Irena buvo darytoja, jai reikėjo daryti, ne tik kalbėti. Bet tai yra mums iššūkis. Aiškiai vertinti reiškia suprasti istorijos pamokas, žiūrėti atgal. Turime suprasti istorijos pamokas, ypač Europos patirtį 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje. Tautos, kurios po Europos imperijų žlugimo 1918 metais iškovojo nepriklausomybę, įskaitant Lietuvą, nesugebėjo išsaugoti savo laisvės atsidūrusios tarp Vokietijos ir Rusijos supergalių. Vengrija, iš kurios yra kilusi mano žmona ir kurioje gyvenau daug metų. Vengrija patyrė traumą dėl pralaimėjimo, pažeminimo ir teritorijos praraidimo po 1918 metų. Ji taip ir nerado kelio į demokratiją. Vengrija atsigręžė į karo vadą Miklos Horthy, žadėjusi panaikinti Trianono sutartį ir susigrąžinti prarastas teritorijas. Šio tikslo jis galėjo pasiekti tik sudarę sąjungą su Hitleriu ir Mussoliniu. Ir tai pasirodė tragedija Vengrijai. Bet jeigu pasižiūrėtumėm į Viktorą Orbaną, šiuolaikinį veikėją, vis dar už jo matome Horthio autoritarinį pavyzdį. Tie tarpukario epizodai yra labai aktualūs, nes jie ir toliau formuoja mūsų politinę kultūrą. Dėl ko demokratijos įsitvirtinimas šiame regione tampa sudėtingas. Tarpukario Lenkijoje baimė dėl Stalino rytuose ir Hitlerio vakaruose padėjo sustiprinti Pilsudskio dešinės autoritarinį režimą. Čekoslovakija, Benešas užtikrino demokratiją kurį laiką, bet Hitleris pasinaudojo pretekstu, kad čekai persekiojo vokiečių mažumą Sudetų krašte ir visiškai panaikino demokratinę Čekoslovakiją 1939 metais. Lietuvoje baimė dėl Lenkijos pietuose ir Stalino rytuose vedė prie 1926 metų perversmo, po kurio į valdžią atėjo autoritarinis lyderis Antanas Smetona, valdžioje išbuvęs iki 1940 metų. Kai 1940 metais valdžią perėmė sovietai, kai kurie Lietuvos nacionalistai susivienijo su Hitleriu, o po 1941 metų nacių įsiveržimo net kolaboravo vykdydami režimo naikinimo politiką. 1941 metų Lietuvos istorijoje yra tamsi parabolė, tamsi istorija apie moralinę katastrofą, kuri gali ištikti nacionalizmą, kai jis sudaro sandorį su velniu, siekdamas įgyvendinti savo nacionalinius siekius. Istorinė pamoka yra aiški. Susidūrusi su neliberaliu geopolitiniu spaudimu, spaudžiama autoritarinių valstybių iš abiejų pusių, Europa neturi pakartoti, ypač rytų Europa, neturi pakartoti 20 amžiaus 4-ojo dešimtmečio klaidos, kai viena po kitos šalys aukojo demokratinę laisvę vardan autoritarinio režimo neva
suteikiamo saugumo The further lesson iliuzijos. from the 1920s and 30s is Kita about the United 20 States amžiaus and 3 ir its 4 isolation dešimtmečio as the pamoka nationalist yra turn in the ta, United kad States dabartinis is not JAV new. izoliacionizmas The nėra America of the naujas 1920s and reiškinys. 30s watched the collapse of democracy 3 in ir Europe and did 4 nothing. dešimtmečio Amerika stebėjo demokratijos Beside žlugimą President Europoje ir Trump nieko nedarė. stands Už prezidento some Trumpo figures that we've stovi mostly respublikonų forgotten, but need to remember. veikėjai, kuriuos dabar Republican pamiršome, isolationist bet ir Robert kuriuos reikėtų Taft, prisiminti. the Tai yra aviator izoliacionistas Charles Robertas Lindbergh, the Taftas, rabble-rousing aviatorius populist Čarlzas radio Lindbergas personality ir Father populistas Coughlin. radio laidų If vedėjas history is kurstantis any minės guide, tėvas the Trump Kochlinas. regime is Jei not a kliausimės historical istoriją, aberration, but the Trumpo režimas recurrence nėra in you istorinė guys anomalija, of deeply bet rooted giliai American įsišaknijusių instincts. amerikiečių instinktų pasikartojimas Now, under naujų Roosevelt and pavidalų. Truman's leadership, America did work itself free for a time from those Roosevelto ir instincts. Trumano It vadovavimo engaged in Europe laikotarpiu after Amerika 1945 kurį because its laiką iš tikrųjų soldiers sugebėjo had atsikratyti fought šių and died to instinktų. free the Po continent. 1945 metų jį įsikišo į Europos reikalus, nes jos kariai kovojo už žemyno išlaisvinimą, o Stalino ekspansija į vakarus kėlė grėsmę Amerikos gyvybiniams interesams. Amerikos parama Europos demokratijai buvo stipriausia tada, kai sovietinis komunizmas, remdamasis galingą kariuomenę, pateikė save kaip ideologinę alternatyvą. Šiandieną Rusijos grėsmė nebėra ideologinė. Putinas nieko neprognozuoja ir sveikas protas čia jo veiksmų prognozuoti negali. Jo galią lemia siekis skatinti autokratiją atsikartoti per užkariavimus, o Baltijos valstybės kasdien mato šį impulsą veikianti pilkojoje zonoje per kibernetinės atakas, provokacijas, kabelių nukirtimus Baltijos jūroje, skrydžius pažeidžiančius jūsų oro erdvę. Jūs gyvenate toje pilkojoje zonoje, nei karas, nei taika. Ir nelabai čia ką galite padaryti. Tai nėra lengva, jūs taip gyvenate ilgą laiką. Amerikos žvalgybos tarnybos turi būti informuotos apie šias provokacijas. Tačiau iki šiol JAV prezidentas atrodo tiki, kad susitarimas su Putinu padalyti pasaulį į blokus labiau atitinka JAV nacionalinius interesus nei Europos demokratijos gynimas nuo atakų ir sabotažo. Vietoj to, kad rinktųsi Europos draugus pagal jų demokratinės nuostatas, JAV renkasi sąjungininkus šiandieną pagal tai, ar jie atitinka politinę ideologiją, Trumpo politinę ideologiją. JAV nacionalinio saugumo strategija priima neliberalius konkurentus dėl valdžios Europoje kaip patriotiškas partijas, nes jos atitinka Trumpo revoliucijos vertybės. Ir šis ideologinis suderinamumas stiprina Europos neliberalius autoritarus ir jų įsitikinimą, kad JAV parems juos ir jų ryžtą ardyti Europos demokratinės normas. Europa, kurioje valdžią perima patriotinės partijos, Le Pen Prancūzijoje, AfD Vokietijoje, prisijungusios prie Fico Slovakijoje ir Orbano Vengrijoje, tai nėra Europa, kurioje lietuviai gali laikyti savo demokratiją savaime suprantamų dalykų. Ir gali būti, kad Lietuvos visuomenėje, aš tiksliai nežinau, neliberalios jėgos siekia pakartoti savo proveržį kitur. Ir jos neišvengiamai sieks valdžios. Tai yra problema, apie kurią turite susimastyti. Tai nėra mano šalis. Aš džiaugiuosi ir galėdamas būti čia, nenoriu komentuoti jūsų politikos. Tačiau žiūriu į geopolitinę situaciją ir jūs negalite laikyti savo demokratijos savaime suprantamų dalykų, kadangi 3 neliberalūs blokai konsolidavimosi politikos sąlygomis, neliberalios jėgos Europoje tiki, kad istorija yra jų pusėje. Atsiprašau, bet taip jie galvoja. Ir čia yra nuostabi pastaba, kurią pasakė Viktoras Orbanas, mano mėgstamiausias politikas, garsiai buvo išjuoktas vakarų Europos kritikų. Anksčiau mes manėme, kad jūs esate mūsų ateitis.
Dabar mes manome, kad esame jūsų It's a ateitis. chilling remark, something to think about. Tokia I'm not saying it's true. šiurpą kelianti pastaba. But it's the kind of Labai remark tikiuosi, kad tai that nebus tiesa. tells Tačiau you tai something tokia pastaba, about kuri daug pasako the ways in which the apie tai, patriotic parties believe kaip history is patriotinės moving in their partijos direction, not in the direction of galvoja, liberty kad freedom. istorija juda jiems palankia linkme, ne This is the demokratijai. threat to Europe's democratic Tai future. yra grėsmė Europos demokratiniai ateičiai. Neliberalios autoritarnės jėgos, kurios konsoliduojasi į 3 konkuruojančius blokus, taip pat patriotinių partijų iškilimas su tarptautinė parama, kurios yra pasiryžę atsikratyti liberalių demokratijos bruožų, valdžių, pusiausvyros spaudos laisvės, nepriklausomos teismų sistemos. Ir jeigu taip įvyks, mano nuomonė, tai yra esminė grėsmė demokratijai Europoje. Jeigu tai yra grėsmė, leiskite man pasakyti keletą minčių apie tai, kaip Europos liberalūs demokratai galėtų reaguoti į šią priešišką situaciją. Kokių veiksmų gali imtis Lietuva ir Europa, gali imtis, kad apgintų savo demokratiją. Vienas iš tų galimų reakcijų yra, jau vykstanti, negaliu jums nurodinėti. Vienas būdų yra bandyti stiprinti savo pozicijas skaičiumi. Lietuva pati viena negali apginti savo demokratijos. Ji turi ieškoti draugų ir sąjungininkų visur, įskaitant ir Kanadą. Visur. Europos valstybės dabar investuoja į bendrus gynybos projektus, prisimdamos didžiąją dalį naštos, susijusios su Ukrainos palaikymu kovoje ir bendradarbiaudamos siekia atgrasyti ir neutralizuoti Rusijos bandymus destabilizuoti mūsų demokratiją. Ir tas pasakytina apie Šiaurės Europą, Suomija ir Švedija, kai jos įstojo į NATO ir Baltijos šalys vėl pradėjo ginkluotis, tai buvo stipriausia reakcija į Rusijos invaziją Ukrainoje. Baltijos šalys pirmauja pagal BVP dalį skiriamą nacionaliniai gynybai. Taigi jūs ėmėtės ryžtingų karinių veiksmų, siekdami apsiginti. Mano šalis, Kanada, kuri turi karius dislokuotus Latvijoje, taip pat įsipareigojo padidinti savo biudžetą gynybai. Mes žinoma atsiliekame ir siekiame investuoti į gynybą. Tačiau jūs Europoje būtent parodėte mums kelią. Visoje Europoje gynybos pramonė pradeda gaminti ginkluotę, didėja gynybos biudžetai ir stiprėja bendradarbiavimas gynybos srityje. Pirmą kartą tapo įmanoma įsivaizduoti NATO įpėdinį, kuris gintų Europos teritoriją, jeigu nebus JAV saugumo garantijų. Turime apie tai susimastyti pirmą kartą per 80 metų. Man tai nepatinka, žinoma, bet turime visi kartu tą daryti ir jūs taip pat galite. Turime imtis žingsnių, kol kas dar nepasiekėme tos situacijos, Europai dar reikia laiko, tačiau laiko Europa neturi. Kariniai veiksmai turi būti papildyti strateginėmis priemonėmis skirtomis stiprinti Europos ekonominį potencialą. Stipri ekonomika yra raktas į stiprią demokratiją. Tokie Europos lyderiai kaip Mario Dragis teigia, kad Europa negalės konkuruoti su Kinijos ir Amerikos ekonominė galia, ypač naujų technologijų srityje, jei nesugebės sukurti bendros kapitalo, darbo jėgos ir paslaugų rinkos, kad galėtų sutelkti ekonominę galią ir sukurti pakankamai didelės įmonės, kurios galėtų konkuruoti pasauliniu mastu su Kinijos ir Amerikos konkurentais. Visi kalba apie Dragio strategiją kaip ekonominę strategiją. Ne, tai yra strategija, kuri gali padėti įtvirtinti liberalią demokratiją, stabilizuoti ją Europoje. Baltijos valstybės sustiprino ekonominius ryšius su savo Skandinavijos kaimynėm, aktyvi startuolių ekosistema išlaiko geriausius jaunuosius talentus regione, jūs kurite tvirtą reputaciją kaip pirmaujantis programinės įrangos, naujovių kūrėjai. Tačiau Europa turi išugdyti gebėjimus
auginti startuolius iš inkubatorių ir kad jie galėtų išaugti iki Europos ir pasaulinio masto. Ir jūs galite tą padaryti. Tuomet didžioji dalis kapitalo liks jūsų šalyse ir kaupsis jūsų šalyse. Būtent dėl to Draghi ataskaitoje Europa raginama sukurti bankų sistemą, galinčią mobilizuoti didelius kapitalo išteklius, liberalizuoti reguliavimo aplinką ir sudaryti sąlygas laisvai judėti darbo jėgai, kad Europa galėtų išlikti konkurencinga kitų dviejų blokų atžvilgiu. Draghi strategija reikalauja toliau koncentruoti ekonominę ir politinę galią Europos Sąjungoje. Daugiau galios suteikti Briuseliui. Tolimesnė Europos galios centralizacija yra neišvengiama ir jis sukels neliberalią populistinę reakciją, pagrįstą nacionalistinių tradicijų ir 27 valstybių narių suvereniteto gynimu. Tai yra politinė problema. Aš tvirtai tikiu būtinybę girti suverenumą, nacionalinę kultūrą, kalbą, bet ne tada, kai ji pakerta Europos gebėjimą sutelkti kapitalą, supaprastinti paslaugas, paskatinti judumą, kad kaip kontinentas jūs galėtumėte duoti atsaką tam, kas yra egzistencinis liberalios demokratijos iššūkis. Liberalių demokratijų gynėjai turės įtikinti rinkėjus Europoje, kad geriausias viltis išlaikyti suverenitetą, tapti pasaulinės arenos veikėjais, apibendrinti sukurti bendrą imigracijos politiką, kad tai taptų visų 27 valstybių suverenitetų garantija. Ir tas iššūkis jau buvo ilgą laiką. Teks įtikinti nenorinčius rinkėjus, kad geriausias būdas išlaikyti tą mūsų suverenitetą gali tos valstybės tik tai kartu, ne kiekviena atskirai. Ir jeigu nesugebėjimas pasiekti šio tikslo, pasaulinės ekonomikos galios ir politinio nuoseklumo suvienitoje Europoje, tai gali būti vienintelė priežastis, kodėl liberali demokratija susiduria ir jei kodėl nesiseka kovoti su neliberaliais iššūkiais, neliberaliom jėgom. Aš ko gero labai pesimistiškai kalbu. Tačiau mes turime suvokti realybę. Nebūčiau atvykęs, jeigu netikėčiau Lietuvos ateitimi, netikėčiau savo šalies ateitimi. Tačiau mes turime padaryti lemtingus sprendimus, sunkius sprendimus. Ir jeigu mane paklaustumėte, kodėl aš visą gyvenimą buvau liberalas, nepaisant tam tikrų nesėkmių politikoje, viena tų priežasčių yra, kad liberalizmas yra vienintelė politinė sistema, vienintelis politinis požiūris, kuris sėkmingai užtikrino ilgą, visapusišką, paprastų piliečių laisvę. Ir tai vienintelė sistema, kuri išplėtė šią laisvę toms tautoms, kurios anksčiau niekada net nebuvo įtrauktos į tos laisvės pažadus. Ir jeigu manęs paklaustumėte, kas yra tas liberalizmas, tai aš pasakyčiau labai trumpai. Liberalizmas yra galios įgalinimas siekiant suteikti žmonėms laisvę. Tai yra esmė to, kaip liberalios visuomenės užsitikrina savo laisvę. Laisvė yra raktas į inovacijas, į atsparumą, į ekonominį klestėjimą ir tik laisvos tautos arba tautos, kurios jaučiasi laisvos, gali apginti savo laisvę. Tačiau liberalios valstybės turi susidurti su savo nesėkmėmis, negebėjimu kontroliuoti savo sienų, tuo pačiu išlaikant stiprius teisėtos migracijos srautus, negebėjimu perduoti galių sąjungai. Liberaliai valstybėje aš tarnavau didžiąjį savo gyvenimo dalį. Ir dabar liberalias valstybės užvaldė specialūs ypatingi interesai. Ir
gebėjimas valstybės veikti yra suvaržybas daugybės vetų. Liberalios valstybės nebesugeba užpildyti atotrukio tarp valstybės fiskalinių galimybių, piliečių socialinės gerovės lūkesčių. Kontinentinėje Europoje nėra nė vienos liberalios valstybės, kuri išlaikytų biudžeto pusiausvyrą, o kai kurios svarbios valstybės, pavyzdžiui, Prancūzija ir Ispanija, negali priimti biudžeto savo parlamentuose jau keletą metų. Turiu studentą, kuris yra Prancūzijos biudžeto ministrės ir negali patvirtinti biudžeto parlamente. Tokios krizės, tokios nesėkmės šitų liberalių institucijų netaip toli nuo jūsų. Jeigu Prancūzija negali pasitvirtinti biudžeto, Ispanija negali to padaryti, kas vyksta Prancūzijoje? Prancūzijoje 27-aisiais ateis kraštutinė dešinioji valdžia, dešiniosios jėgos į valdžią. Ir jeigu nesugebėsime apginti demokratijos, jūs tiesiog neteksite vieno sąjungininko, Prancūzijos. Taip, kalbu niūriai, tačiau katastrofų išryškinimas priverčia mus susimąstyti apie juodžiausius scenarijus ir galbūt priimti kitus sprendimus. Pesimistinės mintys veda prie veiksmų, tai yra racionalus politikavimas. Diagnozė yra gydymo prielaida, o gydymas yra išgyjimo prielaida. Kai turime tikslę diagnozę ligoms, kurios kelia grėsmę liberaliai demokratijai Europoje, išgyjimas vis dar yra įmanomas. Tačiau laikas jau per vėlus, o išgyjimas priklauso nuo elementų, kurių visada trūksta – lyderystės, įgūdžių ir drąsos. Dar norėjau kai ką pasakyti lietuviams. Lyderystės, įgūdžių ir drąsos niekada netrūko Lietuvos laisvės kartai. Tai kartai, kurią įkūnija Irena Veisaitė. Visose Baltijos valstybėse, bet ypač Lietuvoje, pilietinės visuomenės veikėjai ėmėsi iniciatyvos siekti laisvės, kai didesnių ir mažiau pažeidžiamų šalių piliečiai susilaikė arba ragino elgtis atsargiai. Čia yra paradoksas, kuriuo norėčiau baigti savo pasisakymą. Kuo mažesnė šalis, tuo labiau ji pažeidžiama geostrateginių rizikų, tuo labiau tikėtina, kad ji prisiims riziką, būtina savo nepriklausomybę išlaikyti. Būtent tai atrodo viena iš paslapčių, kurią turi Lietuva. Didžiosios valstybės turi apie tai susimąstyti. Jūs prisėmėte atsakomybę, kurios daugelis valstybių, apie kurią galvoja, kad tai yra beprotiška, tai tą daryti 90-aisiais. Ir norėčiau dar šiek tiek padrąsinti. Būtent Baltijos valstybės padidino savo gynybos išlaidas virš NATO minimalių reikalavimų. Baltijos valstybės sukūrė startuolių inovacijų kultūrą. Estija nepabūgo Rusijos kibernetinių atakų. Lietuva nesutiko pasiduoti Kinijos bandymams jai bauginti dėl Taivano. Lietuva atsilaikė prieš Putino sąjungininkės Baltarusijos bauginimus ir suteikė prieglobstį politiniams pabėgėliams iš Putino imperijos. Nesiek jūs raginti imtis tolesnių rizikų, kurios būtų neapdairios. Jūs geriau už mane žinote, kokią riziką turite prisiimti, kad išgyventumėte. Tačiau noriu padėkoti jums ir pasveikinti jūs už tai, kad primenėte savo Europos partneriams, kad daugiau galimybių parodyti įgūdžius, drąsę ir lyderystę yra nei mano didžiosios šalys. Tikiuosi, kad esu teisus manydamas, jog jei Irena Veisaitė būtų šiandieną tarp klausytojų, ji sutiktų su manim. Ačiū. Thank you so much. Ačiū labai profesoriui. Are these on? I think so. Yeah. Ar mikrofonai Thank you veikia? so much. Tikiuosi, kad It means so much to Ačiū hear your labai. words and the consideration and the Profesoriau, analysis. labai svarbu išgirsti I'm not jūsų here as žodžius, an jūsų expert. įvertinimą I'm ir here as įžvalgas. someone Aš in nesu my day job ekspertas, kaip tik who is a iš teacher, tiesų kalbu used to organizing kaip mokytojas, nes tai yra mano kasdienė veikla. Aš būtent dirbu su jaunuoliais, paaugliais ir labai tikiuosi, kad auditorija bus tokia pat entuziastinga kaip mano jauni moksleiviai, užduos klausimų ir ši diskusija bus interaktyvi. Tikiuosi labai
užduosite We're keen klausimus to hear from your profesoriui questions Ignatjevui, taigi and your thoughts. žodis jums, mes tikrai With one norime išgirsti request. jūsų mintis. If you Tiesiog could vienas keep them prašymas iš mūsų pusės shorter and būtų, to the labai point, paprašysime so we klausti can have trumpų as many as klausimų possible. ir konkrečių, kad galėtumėm į kuo daugiau klausimų atsakyti. Ačiū labai už labai įdomią paskaitą. Mane suintrigavo jūsų pastaba, jog dabartinė situacija JAV yra tiesiog giliai įsišaknijusių instinktų atgaivinimas. Aš norėčiau, kad jūs galbūt išsiplėstumėte ir pakomentuotumėte tuos savo įsitikinimus, kokie yra tie giliai įsišakniję JAV instinktai ir ar jie yra visi būdingi ir priimtini Amerikos piliečiams, visuomeniai. Taigi, 2-3 klausimai ir suteiksime žodį tada profesoriui. Taigi, dar vienas klausimas. Dėkui, profesoriu. Visų pirma, labai ačiū Jums už šitus žodžius skirtus Ukrainai. Aš esu OSEF atviro fondo direktorius Ukrainoje. Taigi norėčiau paklausti Jūsų labai paprasto klausimo. Jūs teisingai paminėjote, jog matome liberalios demokratijos erozija ir jos pagrindų erozija. Vyksta daug debatų apie šios erozijos priežastis, kilmę, kaip su ta erozija kovoti. Mes turime labai konkrečių bėdų. Vienas dalykas yra akivaizdu. Liberalioje demokratijoje žmonės jaučiasi atitolę nuo politikos formavimo dalykų. Ir taip yra visur. Galbūt yra kažkokių skirtumų savybių, bet labai dažnai girdime iš žmonių, jog jie nejaučia esą savo politikos, šalies politikos savininkais. Kokie yra jūsų pastebėjimai šiuo klausimu? Kaip tą atitolimą reikėtų spręsti? Pradėkime nuo šių 2 klausimų tuomet. Taigi, giliai įsišaknijusių Amerikos JAV instinktų atgaivinimas. Man pasirodė, kad čia praleisiu gerai laiką ir labai bus nesudėtinga paskaita paskaityti. O gaunu štai nepaprastai 2 sudėtingus klausimus. Aš pats Amerikoje gyvenau 15 metų, mokiausi Harvarde, ten ir dėstytojavau 8 metus. Mes kalbame apie labai tvirtą, seną, demokratinę santvarką, kuri dabar patiria didžiausią pilietinę krizę nuo pilietinio karo laikų. Taigi aš jaučiu, kad Amerikos politika yra ta izoliacinės nuostatos, siekis atsiskirti, apsiriboti savyje. Adamsas Vašingtone dar kažkada tai kvietė nesivelti į kitų šalių reikalus. Aš iš tiesų norėjau kalbėti paprasčiau. Kai kurie europiečiai, kalbėdami apie Trumpo režimą, Trumpo vadovavimą, kalba, kad tai yra intoksikacija. Ir kad tai yra labai laikinas reiškinys ir kad normali politika grįš jam pasitraukus iš valdžios. Bet aš manau, kad Trumpas apeliuoja į instinktus, kurie yra gerokai giliau įsišaknyję JAV visuomenėje, nei mes matome. Reikėtų daryti prielaidą, jog antra Trumpo kadencija pakeis JAV iš esmės, mano nuomonė. Nereikėtų vertinti jo kadencijos kaip košmaro, po kurio vėl į valdžią ateis geras, puikus, demokratiškas prezidentas kaip Barackas Obama ir viskas baigsis. Ne, manau, kad nereikėtų taip galvoti. Turime daryti prielaidą, jog JAV tam tikrą prasme patiria krizę, kuri prasidėjo 20-ojo amžiaus 80-ame dešimtmetyje, tuomet, kai aš pats atvykau į Harvardą. Mano kartos liberalams tai yra emancipacijos akimirka. Tuomet prasidėjo feminizmas, prasidėjo judėjimas dėl juodaodžių teisių, taip pat judėjimas dėl LGBT bendruomenės teisių.
Taigi, tam tikrą prasme, mano karta baigė karą, Vietnamo karą, bent jau mes taip manėme. Bet milijonai amerikiečių, tai buvom akimirka, kai Amerika prarado savo kelią, savo kryptį. Rasinė hierarchija žlugo. Tai buvo akimirka, kai šeima neteko to centrinio vaidmens, ji nebegalėjo stabilizuoti amerikietiško gyvenimo būdo. Prasidėjo religijos nuosmukis, prasidėjo posūkis į pasaulietiškumą. Tad tam tikrą prasme Trumpas atspindi tą tokią kaupiamąjį momentą. Mes manome, kad viskas pasikeitė 2008 metais prasidėjus finansiniai krizai, bet taip yra netiesa. Viskas kaupėsi, tie pokyčiai kaupėsi nuo 7-8 dešimtmečio. Ir Trumpo nereikėtų reikėti tik tiesiog kažkuo, kas praeis, laikinu. Ne. Taip, viskas dėl to tampa tik sudėtingiau. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad Trumpas yra nepopuliarus. Tai nėra hegemoniškas projektas. Jis daro tai, kad Trumpui tai nerūpi. Kad didžiai daliai žmonių jis yra nepatrauklus. Jis dominuoja politinėje sistemoje, politinėje arenoje. Komunikuodamas neva savo laimėjimus, bet jis tikrai gerai supranta, jog apie 50% šalies gyventojų mano, kad jo laikomasi kryptis nėra tinkama. Ir aš nekalbu čia apie kokius konkretus dalykus, apie tai, kad reikėtų daugiau dalyvauti padedant Ukrainai. Čia yra dalykai, kurie rūpi mums. Bet Amerikoje, patys Amerikos piliečiai labai nerimauja dėl to, ką prezidentas daro su šalies ekonomika, kodėl jis puola Kanadą. Daugelis klausia piliečių, kodėl mes kovojame su Kanada, kodėl mes ją baudžiame, kai niekada mums nekėlė problemų, kodėl aš šiandien rytą atsikeliu ir girdžiu ar skaitau JAV laikraštyje New York Times apie Grenlandijos užėmimą. Ar New York Times straipsnis, apžvalgininkas rašo straipsnį apie Danijos kareivį, kurią pataikė į koją Danijos kareivių, Danijos kareiviui, bet jis buvo pašautas Afganistane patroliuodamas kartu su JAV kareiviais. Taigi, kaip mes atsidūrėme tokioje situacijoje? JAV turi daugiausia ekspedicinių pajėgų visame pasaulyje. Ir staiga partneriai, kurie dalyvaudavo užsienio operacijose, patapo JAV priešais. Tad labai svarbu savo mintyje turėti dvi mintis. Viena vertus jausmai ir tas, ką matome, tai yra daugelio dešimtmečių pasekmė, bet tai nėra įrašyta akmenyje. Viskas priklausys nuo rinkimų. Mes matome valstybę, kuri kovoja dėl savo sielos. Deja, Europa negali labai daug padaryti, kad tą situaciją pakeistų. Bet istorija tikrai nėra rašoma iš anksto. Būtent todėl, kažkas jau ir minėjo, mes turėtumėm į istoriją eiti atbolomis, kad matytumėm, kas vyksta. Mes tikrai galime atsižvelgti ir įvertinti krizių per paskutinius 60 metų pasekmes. O reaguodamas ir atsakydamas į Ukrainos kolegos klausimą, turiu pasakyti, kad kai kalbame apie atsiskyrimą, ypač Europos piliečių manymą, jog jie nebėra savininkai savo politikos. Tai yra atspindys, šis jausmas atspindi tai, kur mūsų demokratija eina. Mes nebepasitikime žmonėmis, kuriuos išrenkame į valdžios postus.
mes nebepasitikime politikais ir valdžios atstovais, jog jie bus nekorumpuoti, jog nesieks savo naudos, nepasitikime, jog bus mūsų klausomasi, mes netikime, kad politikai bus nubausti, jeigu imsis kažkokių veiksmų, kurie mūsų nuomonė yra tiesiog pamišėliški. Ir tas nepasitikėjimas yra iš tiesų pagrįstas, turi gilių šaknų. Tai nėra tiesiog savoka, kurią girdime žiniasklaidoje. JAV demokratija labai nuvylė paprastus piliečius ir nuvilė jau paskutinius porą dešimtmečių. Paskui dar yra ir fenomenas, reiškinys, su kuriuo kovojame visi, tai yra socialinė žiniasklaida. Man pačiam yra tekę būti Kanados politiku 4 metus ir papasakos jums, kas vyksta. Būna, kad eini į kambarį, paspaudi ranką keliems žmonėms ir per 4 metus susidaro beveik 30 000 žmonių, kuriems paspaudi ranką. Ir galiu tik tai ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti, kiek žmonių buvo nemandagus, nes iš tiesų mes tokiuose pokalbiuose laikomės mandagiai, suvokdami, kad politiko darbas yra sunkus ir tikrai nemielas, nors dauguma tų žmonių, su kuriais pasisveikinu ir paspaudžiu rankas, už mane gal nebalsavo net. Žiniasklaidoje yra kitaip. Socialinė žiniasklaida yra tarsi kanalizacija ir mano žmona yra pasakiusi, kad 5 metus, kol būsi valdžioje, nežiūrėk socialinės žiniasklaidos savo paskyrų, nes tu kitaip prarasi sveiką protą. Socialinėje žiniasklaidoje nebėra tų pilietiškumo, mandagumo taisyklių. Taip bendrauja politikai ir jų rinkėjai. Socialinė žiniasklaida tarsi suteikia galimybę būti nematomam. Žmonės socialinėje žiniasklaidoje niekas nežino, kad tu esi šuo, kaip viename animacinėme filmuke buvo sakoma. Taigi, socialinėje žiniasklaidoje yra ir tie politikai, ir paskyras turi tie politikai, kurie galbūt yra korumpuoti, bet turi paskyras ir elektoratas, bet jų nebevaržo jokios mandagumo taisyklės. Būtent dėl to ir tas pasitikėjimas nyksta ir pasitikėjimo nykimas veda mus prie labai gilios krizės. Ir dėja, gero sprendimo tam neturiu. Aš nežinau, ar įmanoma socialinė žiniasklaida tarsi džiną sugrąžinti atgal į butelį. Tiesa, matau, kad kai politikai kalba ir man yra tekę bendrauti ir matyti daug politikų gyvai, veiksmuose ir tikrai manau, kad politinių sprendimų priėmimas gali pakeisti žmonių gyvenimas. Geri politikai, drąsūs politikai, aktyvūs politikai gali sukurti tą pasitikėjimo ryšį su savo rinkėjais. Ir svarbiausia, jie padaro tai, ką sako padarysią. Taip yra palaikomas pasitikėjimas ir dauginamas politinėse sistemose. Kaip politikas, tu turi daryti tai, ką sakai, ką pažadi. Nenoriu kalbėti sentimentaliai, bet dramatiškiausias turbūt pavyzdys demokratinės lyderystės, kurį man yra tekę matyti mano gyvenime, tai yra jūsų prezidentas pirmą invazijos dieną kreipėsi į socialinę žiniasklaidą, atsistojo prieš parlamento rūmus ir pasakė, aš esu čia. Ukrainos prezidentas tą pasakė, aš čia ir niekur nebėgsiu. Tai yra geriausias demokratinio valdymo pavyzdys. Ne kalbos ilgos svarbios yra. Įkvėpimas svarbus yra. Jo pasirodymas pirmą invazijos dieną žmonėms įkvėpė ir kitus politikus visame pasaulyje. Ačiū. Ar bus dar klausimų? Labadiena. Savo paskaitos pradžioje pasakėte, kaip svarbu yra kalbėti,
kai kiti laukia to tinkamo momento. Žvelgiant į tarptautinę areną, jeigu jūs būtumėte Kanados premjeru, ką jūs pasakytumėte JAV lyderiams šiuo metu? Well, you should all be, Canadians should be very relieved that I am not. Na, kanadiečiams turėtų palengvėti, kad aš nesu premjeras. Ko gero norėčiau būti premjeru, bet šiuo metu mes turime gerą premjerą. The one thing you can't do with an American president is Na, kalbant apie Amerikos prezidentą, negali jo auklėti. Kai mažos valstybės, Kanada yra fiziškai didelė valstybė, tačiau maža, nes turime gal tik 40 milijonų gyventojų. Tai maža valstybė didžiulėje erdvėje, didžiulėje teritorijoje. Ir mus tik sieja ta pati geografija, kai bandome auklėti amerikiečius. Moralizuoti tai neveikia. Ir atrodo, toks tuščias signalas tuomet keliauja ir tarsi rodo liberalios politikos mirtį, bent jau mano nuomonė. Reikia imtis realių veiksmų. Jis sako, ponas Karni, man atrodo, šiuo metu lankosi Pekine, nes jo nuomonė vienintelis būdas priversti amerikiečius klausytis, užmegzti konkuruojantį ryšį su kinais, kurie verčia ar verstų amerikiečius suprasti, kad mes galime tvarkyti reikalus ir su kitais žmonėmis. Tai yra veiksmai, kurie kalba daugiau nei žodžiai, pasako daugiau nei žodžiai. Jis nuolat lankosi Europoje, artimuosiuose rytuose, kad pritrauktų tuos išteklius, kurie leistų mums diversifikuoti savo politiką. Tačiau mūsų laukia dar daug sunkių akimirkų. Aš nieko neatstovauju, aš nekalbu Kanados vyriausybės valdu. Aš pažįstu poną Karnį, bet aš neinu jokių oficialių pareigų. Grenlandijos tema yra labai rimta tema mūsų šaliai, kadangi mūsų suvereni teritorija veda pro šiaurės vakarų kelią, kur yra labai svarbus laivybos kelias iš Azijos į Europą. Tirpstant ledynams, jis tampa vis labiau strateginių išteklių turtu. Ir didžioji problema mums yra ta, kad nuo 1980-90-mečiaus kanadiečiai nepripažino, kad tai yra mūsų vidaus vandenys išimtinai kontroliuojami Kanados. Galingiausia pasaulio valstybė galvoja, kad mes neturime teisės į 2000 kilometrų tą maršrutą, kuris eina palei mūsų sieną. Valstybė, kuris sako Danijai, kad jums neturėtų priklausyti Grenlandija. Ir ji tikrai nepraleis progos pasakyti kažką panašaus ir Kanadai, kalbant apie tą laivybos kelią. Nes tai yra nepaprastos svarbos išteklius, turtas. Kaip ir Danai, kanadiečiai turės daryti daugiau, nei tik diversifikuoti savo politinės pajėgas. Mes turėtume pasakyti ne. Ir pažiūrėsime, kas bus toliau. Ir tai yra labai nepažįstama, labai nemalonu, labai sunku, nes jau esame sakę ne ir anksčiau. Tačiau kitose geopolitinėse aplinkybėse, kitame geopolitinėme pasaulyje mes sakėme amerikiečiams jau 40 metų, kad šiaurės vakarų kanalas yra Kanados vidaus vandenys. Ir mes pasiekėme susitarimą su amerikiečiais, kuriame mes susitarėme, kad mes nesutarėme dėl to. Amerikiečiai sako, jūs galvojate, kad tai vidaus vandenų kelias, mes galvojame, kad tai yra tarptautinis kanalas. Senajame pasaulyje būtume galėję susitarti, kad nesutarėme su kaimynu, mūsų nuomonės skiriasi. Dabar esame tokiame pasaulyje, kur nežinome, ar galime sau leisti
nesutikti su kaimyno nuomonė ir išsisukti. Atsiprašau, kad taip niūriai kalbu, tačiau tokiame pasaulyje gyvename šiuo metu ir Lietuva ko gero puikiai suvokia, būdama maža valstybė, kad ji nuolat turi manevruoti tokioje aplinkoje. Kanada, būdama maža valstybė, taip pat išmoksta šitą skausmingą pamoką po truputį. Turime laiko dar vienam klausimui. Ar girdite? Turiu klausimą dėl liberalių demokratijų. MIT profesorius, Nobelio taikos premijos laureatas, jis vardyja daug priežasčių, kodėl liberali demokratija žlunga. Vienas iš tų argumentų, kad jeigu pažiūrėtume į statistinius duomenis, vien tik JAV, nuo 1980-ųjų, nuo 9-ojo dešimtmečio, gerovė išsilavinusių labai smarkiai pagerėjo. Nėra kuo skūstis. Tačiau jeigu žiūrime ne į neišsilavinusius visuomenės narius, jų gerovė smarkiai pablogėjo. Kodėl? Stebimės, kad žmonės žvelgia į tą demokratiją, liberalią demokratiją ir sako, ne, man šita santvarka netinka, nes ji man neatneša naudos, ekonominės naudos. Ir aš net tarptautinė prekyba neatneša man naudos. Ir man tinka, kad padarykime Ameriką didžią vėl. Taigi, kurioje vietoje ta politika nepasiteisina, kad žmonės vis labiau atsisuka ir sako, kad liberalios demokratijos santvarka mums netinka. Dar vienas geras ir labai sudėtingas klausimas. Nemanau, kad abejojame tuo. Na, galbūt taip pasakysiu. 1970-80, tai 9-8 dešimtmečiuose būtent buvo tas laikas, kai iškilo įvairios nelygybės formos. Ir liberali demokratija tuo metu galbūt to nepastebėjo arba nieko nedarė. Ir kai visuomenė ėmėsi aižyti, liberali demokratija neteko gebėjimo būti įtikinanti, gebėti įtikinti piliečius. Ir visuomenė tokia, kurioje kokie žmonės, pavyzdžiui, kaip aš, bet kurie yra išsilavinę, įgyję išsilavinimą universitete, įgyję aukštesnio laipsnio išsilavinimą ir mums sekasi pakankamai gerai. Didžioji spraga JAV sistemoje yra būtent išsilavinimo lygis. Tie, kurie baigė tik tai vidurinę mokyklą ar net jos nebaigė, jie balsuoja vienaip, o tie, kurie yra įgiję universitetinį išsilavinimą, balsuoja visiškai kitaip. Ir čia kalbame ne apie pranašumo dalinimą, bet apie pagarbą. Ir vienas, ko gero, yra labiausiai trikdančių klausimų universitetų vadovams yra, kaip universitetai tapo tomis institucijomis, kurios tarsi dalyja pagarbą. Tie, kurie nėra įgiję universitetinio laipsnio, nejaučia tokios pat pagarbos. Ir čia ta spraga, tas pasidalymas, kuris reiškia ne tik išsilavinimo lygių skirtumus, bet ir pagarbos lygį. Tai yra vienas nelygybės šaltinių. Kitas, globali laisvoji prekyba daugeliu žmonių atnešė naudos, tačiau ji apleido neindustrializuotas bendruomenės, kurios jaučiasi neišgirstos, pamirštos ir apleistos ir gyvena neviltyje. Ir tai veda prie tų klausimų, kuriuos uždavė man kolega iš Ukrainos. Liberali demokratija yra nuolat išbandoma. Ji yra nuolat išbandoma. Kalbant apie jos pajėgumą, užtikrinti saugumą
ir augant pragyvenimo lygį, užtikrinti tą pragyvenimo lygį piliečiams. Jeigu to sistema neduoda, piliečiai sako, mums ta sistema netinka. Ir Trumpas sukūrė didžiulę konspiracinę teoriją žmonėms, kurie tiki, kad sistema juos nuvylė. Kitas komplikuojantis dalykas, kad liberalioji demokratija nuo 65 metų pasitelkdama rasinės lygybės politiką apvertė rasinę hierarchiją, kurią aš pamenu iš savo vaikystės. Aš labai puikiai pamenu, būdamas labai mažas, vykau į tokias vietas Virdžinijos valstijoje, kur buvo parašyta tualetas baltiesiems, tualetas kitos spalvos žmonėms. Mano gyvenime ta samprata sunyko, bet ta pakeista hierarchija kėlė didelę grėsmę baltiesiems, kurie buvo įpratę prie rasinių privilegijų. Liberalizmas dabar moka tą kainą už tą sėkmę, už universitetinių laimimo plėtrą, už rasinės hierarchijos pakeitimą. Dabar moka kainą už tai ir moka už nesėkmes. Nesėkmes atliepti tai, kad liberalioji globalizacija, tokia, kokia mums ji patiko, paliko labai daug žmonių statybos, gamybos srityse tiek Kanadoje, tiek JAV. Na, jie ėmė galvoti, kad sistema juos apleido. Ir jie nori, kad kažkas jiems sukurtų palankę sistemą. Ir kalbant apie priekybos tarifus, na, tai sprendimai, kuriuos pasiūlė Trumpo administracija, jie nepadės išspręsti tų problemų, kurias jie kelia. Ir dėl ko mums reikėtų nerimauti, mums visiems reikėtų nerimauti, kas bus tada, kai Trumpo revoliucija nepasiseks. Ir aš dėl to nemiegu. Aš norėčiau, kad galbūt ta sistema pasisektų. Jis žada, kad sugrįš darbo vietos gamybos įmonėse. Norėčiau pamatyti, kaip tai vyksta. Nemanau, kad taip nutiks. Ir kai to nebus, tas nusivylimas, tas pyktis, tas išdavystės jausmas tikrai sukels didžiulį pavojų Amerikos demokratijai. Negaliu galbūt pabaigti tomis niūriomis minčimis tos paskaitos, bet vienas dalykas, prie ko norėčiau sugrįžti, ir aš tą jau sakiau pakiloje kalbėdamas, ir tikrai aistringai tuo tikiu. Dėstau liberalios politinės minties istoriją, tą darau jau beveik 25 metus. Liberalizmas nėra tobula pasaulio vizija. Ir taip, turi tam tikrų trūkumų, kuriuos mes dabar nagrinėjame, tačiau liberalios mintys, liberali idėja, kad politinės sistemos tikslas yra sukurti laisvų individų bendruomenę. Ir laisvės tikslas yra apginti juos kaip žmonės, juos visus skirtingus ir sukurti tą gerą gyvenimą, kaip jie tą suvokia patys. Ta vizija, politinės sistemos vizija, kurios tikslas sustiprinti ir gerbti tavo laisvę, man atrodo labai galinga mintis. Ir ji priklauso nuo daug kitų dalykų, kitų neoliberalių idėjų. Tai yra tai, kad galia yra labai pavojinga. Galia, bet kieno rankose, yra labai pavojinga. Tai jūsų institucijų tikslas yra sukurti galią, kuri tikrintų galią ir išlaikyti jų žmonių laisvę tokiu būdu. Kalbame apie žiniasklaidos laisvę, laisvus universitetus, nepriklausomos teismus, privačias pilietinės visuomenės institucijas, visas institucijas, kurios saugotų ir garantuotų mūsų laisvę. Viena tų institucijų yra tas pagrindas,
kurios sukūrimą mes šiandieną ir švenčiame šiandieną. Tai yra tie esminiai laisvos visuomenės elementai, kuriuos mes turime ginti. Ir tai yra tas aspektas, kuriuo aš tikiu, kodėl aš esu liberalas. Ir kodėl? Tuo taip tikiu, kad šių įsipareigojimų rinkinys gerbti orumą kiekvieno žmogaus, jų įvairovę ir susikurti tą gyvenimą tokį gerą, kaip jie jį įsivaizduoja. Ir sukurti institucijas, kurios padėtų apsaugoti tą laisvę. Ir kai visuomenė tiki tą idėją, tuo idealu, tai yra esmė. Ačiū Jums labai. Dear Professor, thank you so much. Profesoriau, ačiū labai už Jūsų įžvalgas, už tokią įžvalgę paskaitą. Ir ačiū labai už atsakymus, kurie skatina pamastyti, kaip ir Jūsų paskaita. Bandžiau tą padaryti. Kągi labai dėkui Jums, dėkui Maiklui už moderavimą. Kągi beveik artėjame prie renginio pabaigos, bet mes turime savo tarsi darbotvarkę dar vieną dalyką, kuris skiria mus nuo taurės vyno. Taigi mes, Atviros Lietuvos fondas, norime Jums padėkoti, išsakyti savo padėką visiems, kas organizavo, planavo šią paskaitą. Norėčiau, kad pasižiūrėtumėte į meno kūrinį, kurį rodome, pakelkite jį aukščiau, kad visi galėtumėm improvizuoti ir interpretuoti jį. Taigi, be triukšmo šiame kūrinyje, triukšmo, kurį vaizduoja gramofonas, yra ir stabilumas, yra intencija. Intencija klausytis, priimti, sutikti su idėjomis, kurias girdime. Tam, kad kažkas atsitiktų, kad turėtumėm kažkokį rezultatą, tarsi sėklą, kurią galėtumėm sėti. Kągi, pabandysime lėtai visiems padovanoti šį meno kūrinį. Taigi mes kalbame čia apie garsaus Lietuvos grafikos autoriaus Augustino Bidlausko kūrinį. Vienas kūrinys, keli kūriniai yra įrėminti, kiti tiems, kas atvyksta iš toliau, kūrinys yra dėžutėje, kad galėtumėte jį išsivežti. Profesoriau Ignatjevai, viena dovana Jums, padėko ženklas. Gerbiama Alina, gerbiamas Maiklai Slavinski, ačiū Jums labai už tai, kad buvote čia, ačiū Jums už pagalbą. Gerbiamas partneri Vilniaus universitete, kurio vardu mūsų padėką kviesime priimti rektorių Rimvydą Petrauską. Jūsų ekscelencija ambasadorė, vieną meno kūrinį esame šį egzempliorių įrėminę ir Jums. Bei mūsų gerbiamam puikiam draugui Antony Richteriui, kuri irgi kūrinys yra vamzdelėje, dėžutėje, kad galėtumėte pasiimti su savimi. Žinome, jog Antony visą laiką turi ką pasakyti, tuomet tad norime tikrai jį išgirsti ir suteikti galimybę pabaigti šį renginį. Taigi, ačiū labai visiems. Noriu pasveikinti Atviros Lietuvos fondą, universitetą, padėkoti Maiklui už sėkmingai prisimintą Irenos Veisaitės palikimą ir už paskatinimą kalbėti. Ačiū už idėjas, kurios tikėkime padės mums išgyventi tuos sunkius laikus ir juos giliai apmąstyti. Ačiū. I think now it is safe to say Manau,
galima labai drąsiai sakyti, jog laikas pasimėgauti likusią vakaro dalimi. Kviečiame jūs pasivaišinti taure. Taigi, skatinu jūs pasilikti, nepabėkite ir pabendraukite prie taurės vyno. Ačiū.